Labas rytas. Sušaliau vėl. Bet šį kartą sušaliau tik tais kojas. Pėdom gerai, šilta. Viršų šilta, bet blauzdas ir šlaunys sušalė. Matomai neužteko treninginių kelnių ir termo rūbų. Reikėjo dar džinsus pasilikti. Užsikūriau mašiną, dabar yra 5:30 ryto. Bet jau turbūt nebemegosiu daugiau. Nežinau. Toks vaizdas ryte pas mane pro langą. Biški mašina užsitraukus, drėgmės pririnkus. Oi. Nu ką, antra diena išmiegota. Dar biški pagulėsiu, pusvalanduką. Ir tada jau reikės keltis. Ir judėt toliau. Kas įdomiausia, kad nuo šalčio net telefonas numirė. Penkios, kiek ten? Nu, 5:42. Visas ledinis telefonas. Ja. Bet panašu, kad aikštelė nei vienos mašinos. Vienas ir prabuvau per naktį. Girdėjau kelias fūras pravažiuojant. Bet šiaip ramu buvo. Ramu, mėgoti. O, kaip čia šalta. Sunkiausia tai yra išsiropšti. Iš čia. Jie paparė. Koja. Vo. Jungiau sėdynę šildymą. Tai biški. Oi, kaip gerai. Užpakalį šyla. Biški batukus užsidėsim. Opa. 5. 3 penketukai. Gerai, reiškia sėkmę neš. Nu ką. Trečia dienelė. Šiandien judėsim į Šventižirį, arba kitaip sakant, iš rytų judėsim į pietus. Ir aš tikiuosi, kad pietus, astos savo, kaip sakant, pavadinimą ir ten bus šilta. Šiandien koinsą dar paliksiu čia, kur mėgojau kažkur, pakrūmėse turbūt, nežinau, kaip ir vakar. Jo, ir tada galvojau dabar, kad reikėtų vaistinės iš karto atsikėlus, bet dabar yra 6 ryto, aš tikrai čia iki kokių 9 nebūsiu, nes vaistinės nemanau, kad atsidaro nuo 7. Nu, reikės prasičekinti šitamgi Google'ai pasižiūrėti, bet kažkaip manau, kad Vilnių į vaistinę užeisiu, kol davažiuosiu iki Vilniaus, plus minus jau bus tas geras laikas vaistiniai. Tai jau gal kažkas dirbsiu, nes čia tai abejoju. Jo, tai labai pasisekė iš tikrųjų, kad turėjau rūbų, nes lauke dabar yra absoliutus fucking nulis. Nenustepčiau, jeigu koks ir minusas buvo naktį. Jo, tai dėl to man su 2 kelniam vis tiek šalta buvo. Normaliai. Nu, šiaip rodė bus 2 šilumos, bet va, 0. Nu, bet išgyvenom, gerai.
Dabar persirengsiu ir važiuojam ieškoti kavos. Tai oficialus labas rytas. Pagaliau išsiropščiau, savo guolį susitvarkiau. Dabar kokie planai? Dabar parodysiu, kur padėjau koinsą. Tada parodysiu, telefonas graunasi, parodysiu lokaciją, kur tas koinsas buvo padėtas. Ir važiuosim ieškoti degalinės. Tai ačiū Martynai, prisiminiau vardą, ačiū Martynai už pastatytą kavą. Tai važiuosim ją susirast, kur nusipirksim, išgersim ir pradėsim dieną. Gerai, o dabar, kad daugmaž įsivaizduotumėt, kur esu. Vietiniai, tai manau, žinos tikrai šitą aikštelę. Tai va, miegojau tam kampe. Ir tam kampe koinsas ir bus padėtas. Einat į kampą, va, didžiulis storas medis. Ir prie tos didžiulio storo medžio ten, va, yra šitas krūmelis. Toksai krūmelis. Ir tam krūmelį tenais guli koinsas. Nu va. O dabar einam, parodysiu lokaciją. Tiems, kurie ne vietiniai, kad, oi, kaip čia šilta gera, kad žinotumėte, kur čia viskas randasi. Gerai, šią degalinę jau nusirodžiau. Taip, o aš randuosi, va, Resta ES kažkoks, Linde, Ignalina. Ir va, yra baldai iš Vokietijos ir prieš jos stovėjimo aikštelė ir tos stovėjimo aikštelės, nu, ne čia rodo, aš va čia va kažkur esu, tai va čia va ir galit ieškoti Ignalinoje mano koinso. Nu ką, judam, prieš akis 92 kilometrai. Trečią dieną galva neplauta, viskas ok. Martynai, ačiū už kavą. Ir važiuojam į bunkerį. Ai, beje, užsipiliau kuro. Tai vėl 20 eurukų. Dabar jau piliau pilnai. Tai sumokėjau 20 eurų, ten 30 kažkiek centų. Tai 20 eurukų už kurą. Čink, čink. Žolė aplinkui visa nušerkšnijus, nuo šalnos, šalna užsidėjus. Žiauru, eik tu savo. Beliama, pas mane čia pasirinktas laikas važiuoti neblogas. Tik pradėjau važiuoti. Žiūriu, iš toli kažkokia taburetė didžiulė stovi. Blemba, sakau, reikia privažiuoti, pažiūrėti, kas čia per taburetę. Pasižiūrėkit. Visokių esu matęs apžvalgos bokštų, bet tokią taburetę pamatyti, tai realiai matau pirmą kartą. Čia iš tikrųjų toli nenuvažiavau, kokį grubiai 10 gal kilometrų tik tais nuo Ignalinos. Ir žiūriu, taburetė stovi. Nu, tai einam pažiūrėsim, kas čia per taburetę. Nu va, užlipom. Yra šiek tiek eksponatų. Kažkokių, nu čia turbūt, kad supras, kur kas randasi. Bet aš kol kas nieko nematau, tai bandom lipti toliau. Nu va, užsilipam. Va, čia jau gražesni vaizdai. Miškai gražiau atrodo viskas. Bet aš upės vis dar nematau. Ką daryti, ogi lipti toliau. 3 aukštai. Gerai, tai pasižiūrėsim jau viršutiniam aukšte, kaip atrodo. Štai bokšto viršus. Jau aukščiau nebeužlipsim niekur. Nu va, nu kad ir droną dabar paleičiau, nelabai būtų ką pafilmuoti. Bet visiškas štilius. Absoliučiai jokio vėjelio. Tarp kitko,
Čia važiuojant, laputė prabėgo į vieną pusę kažkur. Gražiai, tokia ruda laputė. Tik bam per kelią čia per laukus, bet tokia nelabai baigšti. Taip šik nekreipydama nubėgo ir viskas. Neparodė, kad išsigando. Bet va, kas mane išgąsdino, tai gandras, blemba. Sustojau, išlipau ir gandras, vat kur mano mašina stovi, va čia vat, ant žvirkelio. Pys toks didžiulis ir nusileido prie pat. Eik tu savo, vos netristelėjau kelnes. Gerai, kad dar kavos pilnai neišgėriau, nes jau čia būtų rūdas išlindęs mano. Jo, tai va. Ten yra kelias, pro kurį atvažiavau. Ir va ten va kelias. Važiuosim toliau link bunkerio. Man net sunku patikėti, kad mano kelionėje pasitaikė toks nuostabus oras. Pirmą dieną buvo uraganas kažkoks, antrą dieną kaip ir okei. Buvo vėjelio, bet toks okei, o dabar štilius. Okay. Einam apsidairyti. Mačiau, čia tvora yra spygliuota, bet yra praėjimas pro ją. Einam pasižiūrėsim. Čia ir softą iš tikrųjų galėtų žaisti chebra. Ai, čia žaidžia ir softą. Pilna šratų. Nežinau, ar matosi, tikiuosi matosi. Šratų yra. Čia ir žaidžia chebra ir softą. Ok. Stogas toks netrodo labai stabiliai. Oho, čia pilna šratų. Ja, ir soft ir vieta tikriausiai. Mačiau, mašina nuvažiavo labai lėtai. Nu, tikiuosi neišvarys manęs iš čia, nes nieko nespėjau pažiūrėti. Susitarė. Panašu, kad gali manęs ieškoti. Tai kiek čia ragelių? Eik tu savo. Vien telefonai. Kai gerumo. Eik tu savo. Žiūrėk. Vien rageliai. Normaliai. Geras.
Koks pastatėlis stovi vidury miško. Kopiu čia įlipti į antrą aukštą. Bet turi būti ir durys, manau. Einam, paieškosim. Ja, vieni šatai. Nu, einam, pažiūrėsim. Pradėkim gal nuo viršaus. Jezu, kaip čia skersvės traukia. Bet čia iš tikrųjų, jeigu neapdairus esi, gali nusibombinti žemyn labai lengvai. O, geras. Ten kažkoks įėjimas, matau. Reikės iki ten nueiti irgi. Ten gal požeminis koks nors bunkeriukas bus. Čia nieko, čia tik tais kambariai. Einam dar į rūsį pažiūrėti. Hello. Einam, pažiūrėsim tą. Ten geras turėtų būti. Čia kaip kalėjimas atrodo. Oho. Paryžius. Čia lentos už... Ai, čia šlapia. Vandens pilna, dėl to lenta užkalta, kad niekas neįtų turbūt. Eik, tu savo geras. Ten išėjimas, matau. Kur ten išeisim? Čia reikia daug šviesos, jeigu nori pažaisti, nors šratų yra. Tai matoma ir čia žaidžia chebra. Girdisi kaip vanduo laša.
išsigandau. O, mama mia. O žinot, ką reikia daryti, kai išsigąstas labai? Suvalgyti čias čipso. Baimė kaip ranka nuimta. Nieko nebijau. Galime eiti. Tik čiazas tave išgelbės bet kurioje situacijoje ir panaikins visas baimės. Nu, čia kita pusė. Šiaip šitą vietą aš ir mačiau internete. Nu va, daugmaž taip ir atrodo šitas bunkeris. Plius minus apėjau, pasižiūrėjom. Bet ir softavo ten, kur tamsu, nežinau. Tada viskas, tada judėsim į sekantį sustojimą. Žiūrėkit, ką radau. Lipu į kalną, žiūriu kažkoks senukas. Geltonai apsirengęs, rapuoja pabiškį. Sakau, reikia pasivyti, pažiūrėti, kas čia toks. Biškį apžiūrėsim Vilnių ir šausim toliau. Užtvėrė kelią. Padarė kitokį užlipimą, žiūrėk. Nemes kelio dėl to kelio, bet šį kartą reikia mest. Nes kelias užtvertas. Tai reikia per tą kelią rupot. Erlis va pasportuosi biškį. Iš pačią rytą, ja. Toks, žinai. Aš irgi. Kavos išgeriau tik tai. Tai kažkur sakiau už Vilniaus papusryčiausiu. Vilniui nenoriu. Man reikia ramybės. Sensta. Dabar judam iki Geiduklonių ir ten bus kažkoks vandens malūnas. Vakar kaip tik apie malūną šnekėjom. Vandens, tai va, tai bus proga apžiūrėti jį ir aplankyti. O iki jo turim 80 kilų. Tenais kažkur turbūt ir pavalgysiu, nes visai valgyti norisi. Eik tu savo, aš nesuprantu to oro. Naktį 0, šaly drebi purtaisi, diena plus 17, visą šlapę sėdi. Kosmosas. O Vilniui šiaip buvau ilgai, bet filmavau labai nedaug dėl to, kad nu čia bėra kaip šlykštus eismas yra. Aš jau buvau pamiršęs net. Kitas dalykas, kai nuvažiavau prie Trijų kryžių kalno, pasirodo, ten negalima užvažiuoti viršų. Tai pastačiau neleistino vietoje, bėgom labai greit su Erliu. Truputį jum va pafilmavau, kaip Vilnius iš už tai atrodo, atgal bėgom ir viskas. Dingti iš ten, kol neprivažiavo ir neprikišo lapelių su baudom.
O daugiau nebuvo ką filmuoti, dar su Erliu nuvarėm iki degalinės, atsigėrėm kavytės biškį, papliurpėm truputuką ir viskas. Ir va, į kelią ir judam toliau. Tai dabar yra be 15:01 ir dar man šiam 5 kilus važiuoti. Tai vėl laiką netelpu. Kažkur vat užsilaikau. Kažkur vis užsilaikau. Pirmą kelionės dieną užsilaikiau išvažiuoti iš Klaipėdos. Antrą užsilaikiau Biržuose, dabar užsilaikiau Vilniuje. Nu, žodžiu. Nu ką, yra kelias iki Malūno, dar apie kilometrą su trupučiu, bet žiūriu, Hebra pasistatė čia mašiną ir nuėjo peškom. Nu, galvoju, ko aš blogesnis. Aš irgi pasistačiau mašiną. O ko nepasivaikščiot, ar ne? Oras gražus, aišku, vėjas pradėjo kilt. Pradeda jaustis, kad artėjom link Klaipėdos. Pradėjo vėjas kilti. Palikau mašiną, tik nežinau, ar užrakinau. Amžina problema mano. Dabar tikrai užrakinau. Palikau mašiną, sakau, nueisimės prie to Malūno. Ką čia? Kojas turim, oras gražus, kaip ir minėjau. Jauni, sveiki, ne? Ko nepasivaikščioti? Pirkė kažkokia kūrenas. Kaip eilaitė. Tas grindinys toksai senovinis. Bet tik šarmo priduoda iš tikro. Geras. Aš kažkaip nuotraukose internete tai atrodė labai paprastas, tiesiog Malūnas kažkoks ir viskas. Būtų aišku įdomu vidų užėjti, bet neaišku, ar čia galima. Čia dar kažkokios instaliacijos bus tikriausiai iš vestuvo. Būtų žiauriai įdomu užėjti. Bet nesiviršiu, nes čia dūmai eina, čia žmonių turbūt yra. Nors ne vieno nematau, bet tikriausiai yra. Na, žiauriai būtų įdomu. Nu, jeigu sutiksiu kokį žmogų, paklausiu, ar galima į tą pilį užėjti. O, galim pasidaryti thumbnailą šios dienos. Einam kartu, aprodysiu viską ir jum. Tikrai nebūsiu vienas, kuris viską pamatys. Čia dar vienas nusileidimas. Bet jau kur tas pats Malūnas tada dabar galvoju? Nes čia tai tik tais krioklys paprastas. Nes šiaip turi būti vandens Malūnas kažkur. Gal kažkoje kitoj vietoj. Va, prūdelis. Šitas prūdelis jau niekur neteka. Čia jau, kaip sakant, stovintis vanduo. Nu, hebrytė, visiems rekomenduoju čia atvaryti. Wow. Dar aišku, čia būtų, jeigu galima maudytis, gal ir galima, kas ten žino. Žuvis plaukia, nežinau, ar matosi kamerai. Tenais. Vandens čiuožikai, 100 metų, nemačiau jų. Eik, tu savo geras.
Va, kur tas malūnas. O aš ieško jo visur. Štai, malūnėlis, kaži, sukasi ar nelabai? Ai, sukasi biški. Va, kur jisai stovi. O dabar mes važiuojam pas Vištelę. Beje, gavau dar droną pakelti ten paskardyti, bet ten tokia ramybės oazė, kad nenorėjau jas drumsti drono propelerių garsu, tai nekėliau. O iki Vištos Kojelės mums 28 kilai. Visai netoli. 20 minučių ir pusė. Bet pastebėjot, kad keliuose vyksta anomalijos. Vat, pavyzdžiui, dabar važiavau, atrodo naujai nutiestas asfaltas, gal kokį 15 kilometrų. Nei vienos mašinos nestikau. Platus, geras kelias. Išvažiavau į kelią, kur vos telpu aš pats. Į ta prasme, įtilpti kelią, neužvažiavus ant šaligatvio. Pėst mašinas pradėjau važiuoti. Ir vat ir dabar, vat, pavyzdys. O toks pat kelias. Ne vienos mašinos, kai geras kelias, o kai blogas, va, viskas. Turi nulipinėti ant žvyrkelio ir pusiau per žvyrkelį važiuoti. Vat tokia vat nesąmonė. Ir vat kai toks kelias, va, viena po kitos mašinos. Aš sakau, karočią, o ten belia kaip geras kelias, gali lėkti, nežinau, ten 130 kaip autostrada. Ten nei vienos mašinos nestikau. Tik išvažiavau va tokią va nesąmonę, vieną po kitos. Ir aš matau, ten toli dar atvažiuoja. Nu kažkokia anomalija, aš nesuprantu. Kažkokia anomalija, visiškai. Va, aš ten šis traktorius kažkoks, kas ten važiuoja. Nu, žodžiu. Nu va, radom vietelę, kur prisiglaust. Užkasiu, pavalgysiu, pagaliau pietus. Nors jau kiek. Dabar turim 3:30 jau. Bet va, vietelė yra. Not bad, not bad. Bet iš tikro aš į čia atvažiavau ne dėl šitos vietelės. Tavasi, nu, ne dėl šito soliuko, kur pavalgysiu, o dėl vištos. Ir šita višta yra ypatinga, nes jinai yra transformeris. Ir dabar jinai yra susitransformavusi į namą. Opa! Ar matėt kada tokį namuką? Kai geras eina savo. Čia žiūriu, mašina yra, čia gal galima išsinuomoti ir jame praleisti laiką. Wow. Kai gerumo, ką? Kur jūs galit pamatyti dar tokių namelių? Eik, tu savo geras. Namelis ant Vištos Kojelės. Aišku, gaila, kad čia ne koks muziejus ar kažkas tokio, kad galėtum užeiti ir vidų, ne tik iš išorės pasižiūrėti. Nu, bet yra kaip yra. Viskas, o dabar žiauriai valgyti noriu. Dar turiu iš pavakar radioaktyvaus maisto, reikia damušti iki galo. Tai užkandam ir tada lėksim jau į paskutinę stotelę šiandien. Nu, prieš paskutinę, nes paskutinė bus ten, kur aš miegosiu. Tai dabar lėksime apžvalgos bokštą, bet pirmą pavalgom. Žodžiu, nutiko tokia nelaimė ir dingo mano garsas, o tiksliau sakant, aš neįsijungiau garso, lipdamas į šitą apžvalgos bokštą ir absoliučiai visas mano pasakojimas nuėjo šuniui ant uodegos. Tai iš pradžių aš tiesiog šnekėjau gan nemažai apie infrastruktūrą šio apžvalgos bokšto, nes ji yra tikrai įspūdinga. Tu juo lipi kaip labirintų, tai nėra kažkokia spiralė ar paprasti laiptai, tu realiai vis kažkokių kitų kampų lipi, vis kažkokia kitokia, kaip sakant, kitokiais laiptais ir tai į priekį, tai atgal. Nu, žodžiu, labai įdomi infrastruktūra. Čia užlipęs aš tiesiog pasakoju, kad beveik pasiekė medžių viršūnės, bet dar iki galo nedaėjom ir čia yra tokia nemaža apžvalgos aikštelė, kur yra lentelės su užrašais, ką iš čia gali pamatyti. Ten apie tiltą šiek tiek dar papasakojau, nes ten bus tiltas, pro kurį po to važiuosim. Na ir galiausiai nusprendžiau lipti iki galo.
Ir iš tikrųjų užlipus į patį viršų labai gražus vaizdai atsivėrė upė tekanti, salos vidurė, kaip matot, kažkokia būdelė, aš ten bandžiau atspėti, kas toje būdelėje gyvena, kam jinai reikalinga, neaišku. Tada papasakau, ten kažkokių žvejų matosi, kažkas žvejoja, vienas su valtelė plaukia, kitas su batais vandens įlipęs, nu žodžiu, užsiema žvejybą. Čia vėlgi apie tą tiltą kažką pašnekėjau, dabar aš jau nebepamenu, per kurį vėlgi paminėsiu, važiuosiu vėliau. Ir jeigu pažiūrėsite medžius, tai pamatysit, ant kiek stiprus vėjas. Ir iš tikro aš stovėdamas ant to bokšto jaučiausi labai nesmagiai, nes jisai gan smarkiai lingavo. Ir čia buvo viena vieta, kur aš net pritupiau, bet aš jos neįdėjau, nes tiesiog nebūtų ką man tiek daug pasakoti. Tai čia pasakoju, kad nors bokštas labai platus, bet jis iš tikrųjų juda ir yra labai nemalonu stovėti ant jo. Ir po mano kojomis giržda viskas, todėl aš sakau, gal aš lipu žemyn, nes jau pagaugais nugara eina. Tai kol dar esu Merkinėj, užsukau į Iki apsiprekinti, nes pažiūrėjau tą Šventižerį, ten gal 3 namai te stovi. Tai realiai net neįsivaizduoju, kur miegosiu, greičiausiai vidury laukų kažkur. Matysim. Tai pasėmiau porą atsigerti, nes plema, kai šiandien taip karšta, tai žiauriai troškina. Nu, aišku, aš vandens turiu dar gal 6-7 litrus. Nu, bet tik to. Tada pasėmiau, radau tokį vaikystėje, kur valgydavau tokius ryžių paplotėlius, kaip čia, net nežinau kaip juos pavadinti. Pasėmiau spurgyčių porą vakarui, ne šiaip spurgytės su zefyrais. Ir pasėmiau ledą. Ledą dabar skaposiu. Bananinis nykštukas, arba kaip sakant, nykštuko bananas. Gerai, suvalgom ledą ir tada jau judam ieškoti, kur miegosim šiąnakt. O iki Šventižerio 42 km. Nei daug, nei mažai, pusvalandukas ir būsim vietoj. O dar tik tais 5. Tai šiandien kažkaip labai su laiku galvau, kad nespėsiu, bet žiūriu, kad su laiku per greit atvažiavau. Galbūt šiandien bus biškai mažiau kilometrų, nu bet kai nuvažiuosim vietą, tada ir pažiūrėsim. O dabar suvalgau ledą ir judam į kelią. Beje, viskas kainavo 8 eurus. Čink, čink. Geras, dingo ryšys, nebėra ryšio jokio. Nei interneto nebėra, nei telefono pačio ryšio. Turim problemą, hebra. Šventižeris tai arba kiemai, arba laukai, bet laukai irgi, nu, ta prasme, siauras kelias. Ant kelio nesustosim miegoti, o kažkur nusukti nėra. Arba kiemai, viskas, ta prasme, nėra jokių bendrų erdvių, kaip parduotuvės kokios, tai ar bažnyčios, ar kažką. Nėra jokių aikščių, jokių aikštelių, nieko nėra. Neįsivaizduoju, ką daryti. Tai žinokit, aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu, dabar 5:30 ir aš turiu tikrai laiko dar paieškoti, tai pavažinėsiu po apylinkės. Jeigu tikrai nieko nerandu, nu tai Lazdijus važiuojam, nu nėra ką daryti daugiau. Tik aš į Lazdijus nelabai noriu, nes ten tas pasienis ir visą kitą, tai gali policija išvaryti mane, kažkur sugalvosiu pamiegoti. Tai labai norėčiau čia dar rasti. Nu dar pasuksiu porą ratelių, pažiūrėsiu, bet vien kiemai. Žodžiu, kaip į sodus atvažiavus, toks jausmas, kad aš sodose randuosi. Jokios bendros erdvės. Vieną vietą radau parduotuvę ir radau tokią kaip ir užvažiavimą už jos. Nu, kaip ir privati zona. Ta prasme, nėra ženklo, kad privati zona. Yra šlagbaumas, bet šlagbaumas nulūžęs, tai tik stulpai reikia. Ir ėjau į tą kiemą, tai ką, žinau, ten tą parduotuvę langai visi užmūryti. Nei ten kažkas vaikščias, turbūt nei ką. Tai atvarysiu naktį, įlysiu, vis tiek anksti keliuosi. Tai kol jie atsidarys, manęs jau net nebus. Nei kvapo. Va, žiūrėkit, čia variantas irgi. Kažkokios gamyklos. Tik neaišku, ar čia jos veikiančios ar ne. Gal ten va kur nors nuvažiuoti. Čia iš vis negyvos dvasios turbūt nebus.
Čia vat irgi turbūt ženklas, kad privati teritorija. Jo, tas paženklas. Nu viskas. Dabar jau aš nebe privačioj teritorijoje, taip kad man knys proto negalit. Kur man čia pastatyti tą mašiną? Toks vaizdas. Čia būtų prikolas pasilikti nakvot. Reikia palikti mašiną čia kur nors. Paliksim čia kur nors šoną. Ir nueisim kažkom į tą privačią teritoriją, pažiūrėsim, kas ten yra. Šiaip toksai įdomus pamastymui. Ant to ženklo parašyta tipo privati teritorija šiukšlinti draudžiama. Tai gal ta prasme privati, bet nedraudžiama čia važiuot. Tik tais tipo, nu, kadangi privati, prašau nešiukšlinti kažkas tokio. Blema, čia gali interpretuoti kaip tik nori. Čia dar tokia aikštelė. Čia tas takelis, kur prieš tai privati teritoriją nusileidai ir iš karto tokia aikštė. Čia būtų variantas gal. Nu, šiukšlinti, nešiukšlinsi, žinai. Tik tiek, kad privati teritorija, bet nu, čia visiškai griaučiai visokie, tai, nu, tavasne, pastatų liekanas, tai nemanau, kad čia trukdytum kažkam. Aš jaučiu, aš čia ir atvažiuosiu. Nu, čia niekam netrukdysiu, tikrai vieną naktį pamiegosiu, čia jeigu pro šalį kas pravažiuos, gal nieko nestiks, o žvyras visas šitoj pusėj, tai jeigu ir atvažiuotų čia to žvyro semti, kažką daryti su juo, aš vis tiek čia būsiu ir niekam netrukdysiu, o kitas dalykas, jeigu čia ir atvažiuos, kas manęs jau čia nebus, nes, nu, aš tikrai anksti išvažiuosiu. Tai aš manau, kad aš atvažiuosiu į šitą privačią teritoriją ir čia pasiliksiu. Čia vaidardėsiu ir manau, bus labai gerai. Čia turėtų būti žiauri tamsu. Aišku, bus nejauku turbūt naktį, bet bus ramu. Bus ramu, nebent koks žvėrelis atbėgs ar kažkas tokio. Bet šiaip manau, bus ramu ir šviesų nebus jokių. Nors ir vakar pakankamai gerai buvo, bet vis tiek nuo gatvės vieną lempą tiesiai mano mašiną švietė. Bet aš kadangi buvau nusisukęs, tai man netrukdė. Bet buvo. O čia, manau, absoliučiai bus tik aš ir dangus. O kad jau atsiradom prie tokio apgriuvusio pastatėlio, galim prasėti, pažiūrėti. Gal vidų pavyks patekti. Pasižiūrim, kas ten vidu gero. Nelabai kas matosi. Pašaliniams eiti draudžiama. Dirbti čia. Ok, tai čia kažkas vyksta, reiškias. Dirba kažkas, kažką daro. Čia neina, suprast. Grotas ant langų. Ai, va, diržai visokie matau. Laiptai viršų. Nežinau, ar matosi. Nesimato greičiausiai. Jo, visgi čia yra dirbamos patalpos, tai čia nelabai turbūt į vidų ir papulsi. Sprendžiant iš maišų ir iš aparatų viduje, tai greičiausiai čia kažkas kažkam mala. Kažkokius grūdus gal. Ok, tai pabandykim dabar pasižiūrėti, kiek mes šiandien nuvažiavom. 2,9, nu beveik 2,99. Bus 2,99, gal netgi bus 300. Iš viso mes turim. Tai va, tai manau, kad visa kelionė truks, nu, gausis apie 1200 km aplink Lietuvą. Tarp kitko, visai įdomu būtų pažiūrėti, ką rodo orai šiąnakt. Tai, Švenčių ežeras, bum. O! Kur čia lietų rodo? 22 valandą lietų rodo. Lemba, aš gau kokį 12 nakties, 3 nakties 11, 5 nakties 10 šilumos? Čia rimtai? Tai lafa, Zeniau, lafa plus 10. Aš kai kelsias bus plus 9. Vakar reiškia pietus. Ok, reiškia šiąnakt pagaliau nešalsai lygios. Jei! Gerai, o pabaigai pažiūrėkime, kur mes čia esam. Tai
Jeigu čia yra Šventežeris, čia yra Šventežerio ežeras, tai vat, važiuojant nuo jo toks užsukimas yra. Čia užsuki ir čia tos tokios gamyklos. Čia kažkokios gamyklos, va tos, va, kur mes ten bandėm žiūrėti, kas ten viduj, kur daug maišų. Tada biški toliau pavažiavus, yra namukas, tai va šitas va. Ir va čia, kur aš esu, tos sankryža, čia daug smėlio kažkokio. Ir čia va tas va toks garažas. Va šitas va, su tokiom va durim. Tai va prie šito garažo, čia va kur žyba, yra tokia vonė. Einam parodysiu. Tai toj vonioj, ne, tiksliau sakant, ne toj vonioj, bet po ją rasti koinsą. Padedu iš vakaro, nes kažkaip nujaučiu, kad rytoj reikės dingti anksti, tai kad neblūdyti ir nepamiršti. Tai dabar iš karto padėjau. Tai va, jeigu pažiūrėsim dabar į šitą garažą, čia jeigu užėsim už kampo, pamatysite va ten tokią vonę. Matote? Tai po ją yra koinsas. Liko paskutinis koinsas Klaipėdoj, kurį padėsiu. Likę 3 visi jau išdėlioti. Primenu, kad kažkaip putiekį, kad tie koinsai bus kažkaip susiję su konkursu, kurį skelbsiu vasaros vidury arba pabaigoje, dar nenusprendžiau. Ir kur jūs galėsite tiesiog ateiti ir pasiimti 100 euriukų. Tai va, šiandienai tiek, viskas, aš jau savo guolį pasiruošiau, nežinau ar matysis. Mano guolis paruoštas, dabar sėsiu, uždėsiu viską krauti, išsikelti ir darysim laivą. Kiek čia liko valanda, kokia iki laivo, tai pabandysiu viską spėti pasidaryti ir jau tada ramiai padaryti laivą.